vaikystėje Anas buvo ramus, toks geras vaikas labai. Būdavo tokių, prikrėsdavo, bet mažai Anas. Anas daugiausia tokių, iš jo, kaip dabarinis jo gyvenimas, tokių. Nuveina laukan, į tada kapelį, dar mažiuką, į kryžiuką, kad jūs patarą tik žiūriu, pristatyta tenai mūsų virtuvėlė buvo pristatyta pilnai, gėlyčių padėta visur. Aš susbarau, kad Anas nepadarė. Anas tada ant šitą medžią užlipė. Ir nieko nesakė, įdainuoja. Lietuviai geri žmonės, rusai blogi, lietuviai geri, a man taip juokas paėmė, misliu vaikelis. Kas tavi čia nuims, jau Anas mane erzina. Kodėl, iš kur pasitas pašaukimas būt kunigu? Buvo pašaukimas. Čia ne aš padėjau, ir ne Krikšto mama padėjo, bet jo buvo pašaukimas. Anas labai norėjo tarnauti. Mokų nebėgdavo? Ne. Langų nevažydavo? Jeigu bėgdavo Anas, tai jeigu išbėgtų, tai tik bažnyčion. O koks dabar jisai yra kaip žmogus? Ką jisai gero turi, ką jisai blogo, gal kažką tai kaip žmogus? Kaip žmogus, man atrodo, Anas labai geras. Ir mums geras, ir man atrodo, žmonėm turi būti geras. Sugebantis bendrauti su jaunimu, toks paprastas, lygiai taip pat tylus ir ramus, ir išlaikytas, sakykime, nėra kažkoks karštas, ar užsidegtų, ar kokį nors žodį pasakytų, ar susinervintų. Tai tos geros, kaip kunigo, tai yra geros savybės. Ir kaip jums? Ar patinka, kad sūnus tokį kelią pasirinko? Man, aš labai džiaugsminga, ko jam patinka. Vis tiek, ko gero, jūs turėjot labai didelį įtaką rimams. Galbūt aš to neneigiu, kai sakoma, mes kiekvienas apaštalaujam ir to nežinodami, nesuvokdami, bet pagrindinis dalykas aš vis tik tai galvoju, kad ir esu įsitikinęs, kad kai šaukia Dievas, tada ir aplinkybės tos atsiranda ir padeda tos visos aplinkybės, arba, sakykime, kiti ten žmonės ir panašiai. O kada pareiškė jau tvirtą norą? Kai jau baigė vidurinę mokyklą, kai reikėjo kažkur apsispręsti. O kaip prieš tas mišias, ar jaudinasi jisai, ar apie pačias mišias gal? Be abejo, bet tą reikia išgyventi, to apsakyti negalima. Ar patiko tas mišias? Kaip jautėtės? Bet aš viską neprisimenu, susijaudinau labai, patiko labai, bet labai buvo taip, kaip čia. Susijaudinau labai. Bet buvo turbūt malonu matyti sūnų. Malonu labai. Mingas jisai dabar. Man atrodo labai. O tėvelį, kaip jums, ar patinka, kad sūnus taip? Tai kas sunku traukia, jeigu traukia žmogų tokį profesijų, tai tikriausiai laimingas. Jeigu mylintis darbo. O gal norėtumėt kažko tai palinkėti? Ir jums vis tiek jisai jaunas, dar laukia ilgas gyvenimas. Kad tame kelyje, kurį pasirinko, ištvertų iki galo, nes mūsų prokuratorius sakydavo, kad jeigu sutana veltui užsivilkai, tau visą amžių bus pavalkai, tai kad tas jungas nebūtų jam pavalkai, o būtų lengva našta ir saldus tas jungas. O ką norėtumėt palinkėti savo sūnui, kad jam ateityje gerai būtų? Sveikatos, kad sėkmės darbį, kad Anas mylėtų žmonių visur, įtarnautų Dievui. Jau taip Anas pasiryžęs. Tai man atrodo, turi būti sektis jam. Sveikatas ir mylinti savo darbą.
kaip sakoma, jeigu mylimą darbą dirbi, tai... Turi stengtis. Kunigas Rimas yra jūsų kaip ir vaikas. Nu, aš kaip minėjau, Dievas šaukia, o mes esam tik tai tie, kurie, sakykime, laistom, kaip tam augimą. Dievas duoda augimą, o mes tik tai palaikom, taip kad